Weber mokomasis filmas. Plytelė nuo pat antikos laikų šis keramikinis kvadratas buvo naudojamas tiek sienų, tiek grindų puošybai. Tai buvo ir praktiška, ir gražu. Šiandieną mes naudojame plyteles savo namuose, biuruose, visuomeniniuose pastatuose, gamybinėse patalpose, baseinuose ir įvairiose pirčių ir saunų zonose. Šiuo metu yra pristatomi keli visai nauji modernūs plytelių klojimo metodai ir technologijos, su kuriamis dalis plytelių klojėjų nėra susipažinę ir jie nustebs sužinoję naująjį plytelių klojimo ABC. Šią mokomąją programą sudaro kelios pagrindinės taisyklės, kuriomis klojant įvairias plyteles jums rekomenduoja naudotis firma Weber. Šie patarimai jums padės išvengti tokių nekokybiško darbo pasekmių kaip plytelių skilinėjimas, atsiklijavimas, tarpų nesantrumas ir kitų. Mes tai darome todėl, kad geriausiai plyteles klojame mes. Mūsų darbas gali pasiekti geriausių rezultatų, jei: pirma, pasirinksime tinkamą produktą. Antra, paruošime paviršių tinkamu būdu. Tam, kad pasirinktumėme tinkamą produktą, turime atkreipti dėmesį į 3 pagrindinius dalykus. Kur plytelės bus klojamos, ant kokio paviršiaus tai bus daroma, kokios rūšies plytelės bus naudojamos. Kur? Atsakykime į klausimą kur. Lauke, ant fasado, terasoje, balkone arba patalpoje. Grindims, kuriomis bus dažnai vaikščiojama ar važinėjama, arba ant jų bus dedami sunkūs daiktai, šildomoms grindims, voniai ar baseinams, gamybinėms patalpoms ar viešoms erdvėms. Plytelės bus veikiamos žemos ar aukštos temperatūros, ar jos bus veikiamos vandens ar korozijos. Įvairios sąlygos, vidinės ar išorinės, reikalauja skirtingo klijų lipnumo. Labai svarbu, ant kokio paviršiaus bus klojamos plytelės. Medžio, cemento, betono, gipso plokštės, metalo ar jau esančių plytelių. Čia jūs galite susidurti su visiškai skirtingu paviršiaus atsparumu, tokiu kaip stabilumas, korozija ar medžiagų suderinamumas. Paskutinis, bet nemažiau svarbus faktorius yra pačių plytelių tipas. Keramikinės plytelės, mozaika ar natūralaus akmens. Didelės, vidutinės ar mažos. Atkreipkite dėmesį, kokios skirtingos gali būti plytelių charakteristikos. Porėtos arba neporėtas paviršius, lygus ar gruoblėtas, sunkios ar lengvos. Pasirinkimas rišančios medžiagos labai priklauso nuo plytelių rūšies. Jos yra parenkamos pagal paviršiaus įgeriamumą. Derindami visus šiuos kriterijus, jūs pasirinksite labiausiai tinkančius klijus jūsų plytelėms. Vandeniui atsparūs klijai, karščiui atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, padidinto arba standartinio lipnumo. Tai jums taip pat padės išsirinkti ir tinkamiausią glaistą tarpams užpildyti, pasirenkant atitinkamą spalvą ir vaizdą. Smulkus ar grubus? Nepamirškite, kad jūs galite išvengti plytelio atsiklijavimo arba sutrukinėjimo, jei tik pasirinksite tinkamus klijus, turinčius tinkamą elastingumą, atsparumą vandeniui, cheminėms medžiagoms ir šalčiui. Štai kokie yra žingsniai tinkamo pasirinkimo link. Nustatykite plytelių rūšį. Jūs galite rasti informaciją apie plytelių rūšį, dydį ir porėtumą ant jų pakuotės. Plytelių porėtumą galima patikrinti paprastu vandens testu, pagal vandens susigerimą į plytelę. Prisiminkite, jog vandeniui atsparios plytelės yra kaip stiklas. Jų mikrostruktūroje nėra porų vidinėje plytelės pusėje, todėl joms reikės klijų, turinčių didesnį cheminį sukibimą. Kita vertus, porėtos plytelės sugeria klijuose esantį vandenį kaip sugeriamasis popierius. Paruoškite mišinį plytelių klijavimui. Yra 5 rodikliai, kurie turi užtikrinti, kad paviršius, ant kurio bus klijuojamos plytelės, yra tinkamai paruoštas naudojimui. Paviršius turi būti stabilus, atsparus, lygus, sausas, švarus. Stabilus reiškia, kad paviršius neturi deformuotis jį spaudžiant ar slegiant. Turėtumėte patikrinti, ar paviršius atsparus. Tai galima padaryti plaktuku ar kitu įrankiu, braižant paviršių.
Paviršius neturi būti tuščiaviduris. Jei paviršius po plytele yra tuščiaviduris, išimkite netinkamą plytelę ir teisingai priklijuokite ją. Tam, kad paviršius būtų stabilus, užpildykite visas nelygias vietas tinkamiausiomis statybinėmis medžiagomis, kurios padarytų klijuojamą paviršių stabilų. Jei reikalinga, panaudokite specialų gruntą. Tam, kad įsitikinti, ar paviršius lygus, panaudokite 2 metrų liniuotę. Neatitikimas tarp aukščių gali būti nedaugiau nei 7 mm. Jei paviršius liks nelygus, tuomet bus panaudotas per didelis klijų kiekis. Per ilgas klijų džiūvimo procesas gali sukelti trūkinėjimą ir klijų susitraukimą, todėl plytelės gali nukristi. Viena iš sąlygų yra, kad paviršius būtų sausas. Atidžiai patikrinkite, ar ant jo nėra vandens. Galiausiai patikrinkite, kad paviršius būtų švarus, be jokių dulkių, riebalų ar kitų nešvarumų, kurie galėtų sumažinti sukibimo kokybę. Jūs galite nušluoti paviršių šluotą, panaudoti siurblį ar kitus tam skirtus valymo įrankius. Produkto paruošimas. Atidžiai perskaitykite instrukciją esančią ant gaminio įpakavimo. Instrukcija pateikia pagrindinę informaciją, kaip maksimaliai išgauti visas gaminio teigiamas savybės. Išsiaiškinkite tinkamą vandens kiekį reikalingą mišiniui pagaminti. Tik tai užtikrins stabilų sukibimą. Jei panaudosite per daug vandens, vėliau klijai gali susitraukti ir susilpnėjus sukibimui plytelė gali nukristi. Maišymui geriausia naudoti elektrinį maišytuvą. Rekomenduojama naudoti nedidelį apsukų skaičių, tai gali būti pavyzdžiui 500 apsisukimų per minutę. Visą laiką reikia pirmiausia pilti vandenį ir naudoti didelę talpą maišymui tam, kad iš karto galima būtų sumaišyti visą įpakavimą ar bent jau pusę jo. Paruoštas mišinys turi būti gerai išmaišytas, o pati jo tekstūra turi būti kreminės konsistencijos, klampi. Tuomet mišinys lengvai klosis ant paviršiaus ir taip pasieksite geriausio rezultato. Po maišymo palikite paruoštą mišinį kuriam laikui subręsti, tuomet jis įgys optimaliausias savo savybės. Po to mišinys turi būti dar kartą išmaišytas, kad atgautų savo konsistenciją. Nepamirškite, kad šie mišiniai po paruošimo turi ribotą naudojimo laiką. Teisingi įrankiai teisingam darbui. Taigi jūsų mišinys yra paruoštas, ko gali dar prireikti geram plytelių klojėjui. Būtina pažymėti, jog jam reikia tinkamų įrankių. Klojimui naudojamos įvairios statybinės šukos ir statybinės mentelės. Skirtingi įrankiai naudojami skirtingo storio klijų sluoksniui padengti. Statybinių šukų dantukai gali būti 4 iš 4 iš 4 mm. Jos naudojamos mažoms plytelėms kloti. Didelių plytelių klojimui dantukų diametras gali būti 20 iš 8 mm. Briaunom ant klijuojamo paviršiaus išgauti ir naudojamos šukos. Ant šio paviršiaus plytelė uždedama ir prispaudžiama. Plytelė spaudžiama nedideliais sukamaisiais judesiais. Reikia, kad bent 50% klijų liktų ant blogosios plytelės pusės. Naudokite guminį plaktuką, užbaigiant darbą. Tai užtikrins tolygų medžiagos pasiskirstymą ir sukibimą reikiamoje plokštumoje. Laikas – vienas iš pagrindinių faktorių, kad klijuojami paviršiai gerai sukibtų. Tai yra laikas, per kurį klijai būna lipnus ir prilimpa prie blogosios plytelių pusės. Plytelių sukibimo su paviršiumi laikas gali būti nuo 20 iki 30 minučių, priklausomai nuo produkto ir nuo atmosferos sąlygų. Pažiūrėkime, kas nutinka klijams po stiklu. Sukibimas priklauso nuo teisingų statybinių šukų briaunų, medžiagos pasiskirstimo ir plytelės prispaudimo. Jei jūs klijuojate plyteles po ilgesnio laiko, nei nustatyta, yra rizika, kad plytelė atsiklijuos, nes mišinys bus praradęs dalį savo reikiamų savybių.
Kuomet jūs klojate didelės plyteles didesnės nei 700 kvadratinių centimetrų arba prailgintas plyteles, o ypač klijuodamas ant grindų, jūs turėtumėte užtepti klijų ir ant blogosios plytelės pusės. Tai veikia kaip amortizatorius, nepaisant to, kad klijai jau yra padengti ant paviršiaus. Tai žymiai padidina sukibimą su paviršiumi ir apsaugo plytelę nuo pašalinio poveikio. Jūs galite kompensuoti paviršiaus neligumus, užtepant storesnį klijų sluoksnį, kuris gali būti iki 10 mm. Tačiau turite paskubėti, nes turite tik ribotą laiką teisingai pritvirtinti plyteles. Turėtumėte pasitikslinti instrukcijoje ant įpakavimo, kiek tiksliai laiko turite pataisimui. Kuomet naudojate klijus atsparius plytelių slydimui, turite vieną privalumą, kad plytelė niekada nenuslys. Tai palengvina jūsų darbą, ypač kai klojate plyteles nuo lubų iki grindų. Palengvinimas. Jūs galite naudoti plastikines jungiamasias dalis tam, kad suvienodinti tarpus tarp plytelių. Kai plytelės yra jau suklotos, ateina laikas užpildyti tarpelius tarp plytelių. Glaistant arba užpildant tarpelius tarp plytelių, gali likti nelygumų ir broko. Pasirinkite teisingą glaistą. Yra būtina užpildyti tarpus tarp plytelių. Tai nėra vien dėl estetinio vaizdo ir grožio. Glaistas reikalingas technologiškai, nes jo dėka plytelės turi vietos deformacijai, jis suteikia atsparumą vandeniui ir apsaugo nuo mikrobų atsiradimo. Tinkamų medžiagų pasirinkimas ir tinkamas jų naudojimas apsaugo nuo įtrūkimų, spalvos skirtumų, dėmių atsiradimo ir ištrupėjimo. Minimalūs tarpeliai turi būti nuo 1–2 mm. Glaistas pasirenkamas atsižvelgiant į techninės jo charakteristikas ir kam jis bus naudojamas – platus ar siauras, elastingas ar ne, atsparus purvui ar cheminėms medžiagoms. Ir žinoma, pasirenkama reikiama glaisto spalva tinkanti prie plytelių. Griežtai laikantis instrukcijoje pateiktomis taisyklėmis privalote užpildyti tarpus tarp plytelių naudojant tinkamus įrankius. Pirmiausia, reikia išvalyti tarp plytelių esančius tarpus ir pašalinti klijų perteklių. Jei tinkamai neišvalysite tarpelių, glaisto spalva gali pakisti. Antra, tarpai turi būti sausi. Nepamirškite, kad naudojant spalvotą glaistą ant porėtų plytelių, jas būtina impregnuoti, kad jos nepakeistų spalvos. Trečia, glaistą sumaišykite su švariu vandeniu, paisydami ant įpakavimo nurodytų taisyklių ir proporcijų. Atkreipkite dėmesį, jog naudojant spalvotą glaistą patartina sumaišyti iškart visą įpakavimą tam, kad glaisto spalva visur būtų vienoda. Kaip ir klijus, glaistą patartina maišyti elektriniu maišytuvu tam, kad išgautume idealią mišinio konsistenciją. Po išmaišymo palikite jį pastovėti, taip mišinys įgaus optimaliausią kokybę. Kartas nuo karto mišinį permaišykite. Glaistas turi būti užnešamas ant paviršiaus guminė mentele. Glaistą dėkite pradėdami nuo viršaus į apačią, taip padengdami visą plotą ir užpildydami visus tarpus. Glaistą tepkite įstrižais judesiais, taip jis pasidengs tolygiai. Rekomenduojama glaistą tepti ant viso paviršiaus, tuomet jis geriau išdžiūna. Nuvalykite glaistą. Glaistą galite nuvalyti su švaria kempine, bet nenaudokite valymui šlapio skudurėlio. Kuomet tarpai galutinai išdžiūna, galiausiai nupoliruokite visą paviršių sausų skudurėliu. Nuostabu. Plytelės suklijuotos. Nepamirškite labai svarbaus dalyko, po plytelių suklijavimo turi praeiti laiko, kol jūs imsite jomis naudotis. Nestokite ant ką tik suklotų plytelių, jūs dar turėsite pakankamai laiko jomis pasidžiaugti. Pasižiūrėkime, kas buvo padaryta.
Turėtumėte būti patenkinti rezultatu. Dabar žinote, jog nėra pasaulyje tokių plytelių, kurių jūs negalite priklijuoti. Nuostabus darbas. Sveikiname.